Čia labai svarbi krikščioniška tiesa, tai mūsų branda Kristuje. Ir ta branda Kristuje mums atneša saugumą. Mes pažįstame, koks yra Kristus, kas jis toks yra. Ir jisai duoda mums saugumo pojūtį ten, kur mes esam, to, ką mes darom. Ir taip, kaip mes elgiamės ten, kur esam. Jeigu mes esam bendruomeniai atsakingi už kažką ir kažkas netinkamai įvyksta, mes pasitikim juo, kad jis mus įgalioja, įpareigoja tą dalyką daryti. Ir raštas sako, mūsų tinkamumas kyla ne iš mūsų kompetencijų, aprašo, aplanko, ne iš mūsų portfolio, kad mes buvom ten, darėm tą, keliavom ten, susirinkom tokius kreditus, turim pažymėjimus, kvalifikaciją mūsų labai aukštam lygiai, dėl to mes tinkamiausi šitoje vietoje. Krikščioniškai bažnyčiai netaip viskas vyksta, mes turim tarnavimą iš gailestingumo. Antras laiškas Korintiečiam, 4 skyrius, 1 eilutė. Todėl mes pasitikim tuo, kuris mus pašaukė. Mes pasitikim tuo, kuris mus atpirko. Mes pasitikim tuo, kuris mus pašaukė gyvenimui, krikščioniškam gyvenimui. Ir tada mesgi žinom, buvom netinkami. Kažkas iš mūsų ieškojom Dievo, kažkas iš mūsų visai jo neieškojom. Ir Kristus mus pašaukė, Evangelija mus pašaukė. Evangelija įtikino, parodė mums, koks nuodėmingas gyvenimas, kurį mes gyvenam be jo. Evangelija parodė, kaip mes esam Dievo mylimi ir kaip Kristui yra atleidimas. Mes tai priėmėm, tai patyrėm, to mokomės nuolat ir nuolat. Ir viešpats sako, eik padirbėk pas mane, eik darbuokis, imkis iniciatyvos, prisimk atsakomybę. Mes darbuojamės ir mums ne viskas gaunasi. Mes padarom klaidų, mums kažko mes nematom. Ir jeigu mes saugus Kristui, žinom, kad jis mylim, tas, kuris mus pašaukė, mus myli, kad tas, kuris paaukoja savo gyvybę už mus, yra gailestingas mums. Mes turim pasitikėjimą Kristumi, mes turim pasitikėjimą juo. Taigi saugumas Kristuje, krikščioniška branda mums suteikia jėgų atverti akis realybei, netgi problemoms atverti akis. Krikščioniška branda ir saugumas Kristuje mums leidžia būti mažiau gynybiškiems. Saugumas Kristuje, branda Kristuje mums leidžia reaguoti, galbūt trumpiau reaguoti taip nebrandžiai, trumpesnį laiką ir greitai ieškoti kažkokių teisingų sprendimų, konstruktyvių sprendimų, mažiau skaldytis, daugiau ieškoti efektyvumo. Brandus krikščionis susidūrė su problema, turėtų suvokti, kad dangus pasaulis negriūva, nes Kristus išlieka soste. Kristus mus pašaukė, Kristus mums leido galbūt prieiti prie tos krizės, prie to sunkaus išgyvenimo, šitų kažkokių susiskaldimų bendruomeniai, neteisybės, kuri dabar kažkaip tai klesti bažnyčiui. Ai, kaip negerai. Bet jeigu jisai yra su mumis, tada, jeigu viešpats yra su mumis, jis duos mums išminties, kaip išspręsti tą problemą.